Moteriškas pabėgimas į gamtą kupolė Šventosios Perlas Anykščių rajone. Pritaikytas nakvynei tik suaugusiems be augintinių. Kupolas lyg namelis. Viduje radome viską, ko reikia, beliko pasirūpinti maisto gaminimu. Tam puikios sąlygos terasoje esančioje virtuvėlėje. Grilinimui viskas paruošta, pačius įkūrėme anglis ir išsikepėme vakarienę. Skanaus. Pavakarieniavome su vaizdu į Šventosios upę, vėliau paplepėjome, šildėmės ir ilsėjomės ant gultų be didelių planų. Vienintelis planas buvo pasikaitinimas kubile, kuris yra įskaičiuotas į nakvynės kainą. Iš anksto paruoštas kubilas buvo didelis pliusas, nes vos atvykus jis jau buvo kūrenamas. Atkrito rūpesčiai, kaip užsikurti ir neperkaitinti. Po kubilo grožėjomės kylančių rūkų virš upės, vėliau šiek tiek grožio procedūrų ir ėjome ilsėtis. Puikiai išsimiegojome dvigulėje lovoje ir papusryčiavome kupole. Virtuvėlėje šeimininkai paruošė lengvų pusryčių, kavos, arbatos, užpilamų košių ir spurgų. Rezervuoti arba padovanoti pabėgimą į gamtą savo draugiai ar antrajai pusiai galite www.vausteis.lt.